Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas ir kadangi laukia kalendorinis pavasaris tampa vis šiltesnis, darbų prie kiekvieno namo tikrai daugėja ir daugėja. Juos nudirbti patogiausia akumuliatoriniais įrankiais. Prekyba internetu ir mada ir patogumas. Bet jeigu jūs be didesnio rūpesčio galite nupirkti pavyzdžiui vaikišką kepuraitę savo atžalai, turbūt kai kurias prekes vis dėlto norėtumėte išbandyti. Meistrai pasakytų pačiupinėti, kaip rankoje guli vienas ar kitas įrankis. Ar tinkamas svoris, ar patogi rankena, ar tinka ergonomika. Čia jau tik interneto žinių nepakaks. Su ta technika dažniausiai mes praleidžiam nemažai laiko, jinai turi būti patogi, komfortiška, bet skirtingi žmonės turi skirtingus poreikius, dėl to patogiausia turbūt ir yra, kai atvažiuoja į vietą, išbando, pasikonsultuoja ir gauna tinkamiausią sprendimą būtent savo. Mūsų pagrindinis šūkis yra, kad mūsų klientas būtų labiausiai patenkintas po mūsų apsilankimo. Tai realiai tai specializuojamės, kai apsilanko mūsų lankytojas, jisai gauna daugiausiai dėmesio, naudos ir patirtų. Turim ne tik profesionalių, bet labai didelį spektrą produktų. Tai klientas mūsų gali pasirinkti ne tik labai profesionalų ir dažniausiai brangų produktą, bet ir taip pat pasirinkti galbūt už mažesnę kainą, bet labiausiai tinkantį jam tą produktą. Tai iš esmės internetu dažniausiai klientai pasirinka informaciją, bet visgi gyvai atvažiuoja, ypač jeigu čia didesnė kažkokia technika, žoliapė, koks pjūklas, visgi palaikyti rankose vartotojas nori. Gamintojų, kurie siūlo savo produkciją, tikrai nemažai. Tačiau ar verta iš tolimo užsienio pirkti techniką, kurios garantinės problemos gali tapti, sakykime atvirai, jūsų problemomis? Gal geriau rinktis puikiai žinomą gamintoją ir gerą vardą turinti jo atstovą? Vienas stipriausių gamintojų, kuris gamina akumuliatorinę ir tik akumuliatorinę techniką. Mano asmeninė patirtis, kodėl Greenworksas, nes jo yra didžiulis asortimentas, tai tu gali rinktis ir mažą, ir didelį, ir galingą, ir patogų. Tikrai, kiek teko susidurti, vienas kokybiškiausių produktų rinkoje. Ir iš tikrųjų, kad nereikia mėtytis nuo vieno iki kito produkto, tu gali viską išsirinkti iš vieno gamintojo. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai pasaulinių lygių, tai yra vienas lyderiaujančių gamintojų Amerikos rinkoje, turi gamyklas ir Amerikoje, ir Kanadoje, ir Vokietijoje, Švedijoje tikrai turi robotų gamintoją, tikrai žinau, ir aišku Kinijoje, kur visos inovacijos naudojamos. Pasak Deniso, vis dar yra žmonių, kurie mėgsta benzino kvapą. Tokiems šio gamintojo atstovai irgi turės jų poreikius atitinkančios technikos. Bet sutikime, kad ateitis priklauso akumuliatoriams. Jeigu mes pašnekėtumėm apie akumuliatorinę techniką ir Greenworksas tikrai yra vienas iš lyderių akumuliatorinės technikos, tai patogumo atžvilgiu tikrai garantuotai šitas produktas yra geresnis. Nereikia nei benzino, nereikia tepalų, nereikia papildomų aptarnavimų, iš tikrųjų labai paprasta vartoti, naudoti tą produktą. Labai didelis pliusas, kad tą pačią bateriją galima pritaikyti prie daugelio įrankių, tai jums nereikia užsikrauti sandėlį belenkiek daiktų. O galingumo šiuolaikiniams akumuliatoriams tikrai pakanka. Priklausomai nuo poreikių galima rinkti skirtingus akumuliatorius, tačiau jie be vargo pritaikomi su daugybė įvairių šio gamintojo įrankių. Per 4 metus, kiek mes prekiavom Greenworksų techniką, nei vienas aparatas pas mus nebuvo servize. Tai ką tai duoda, kad vienas dalykas patikimumo, kitas dalykas, kodėl vis dar perka žmonės benzininę techniką, tai pagrindinis dalykas galbūt patirtis, nes akumuliatoriai, kurie buvo prieš 10 metų, kai mes nuperkam žoliapį ir jinai dirba 2-3 minutės ir mums reikia krauti tos akumus ilgai ir nuobodžiai, tai šiaip labai stipriai pasikeitė šitas dalykas rinkoje iš esmės. Greenworksas šiai dienai turi iki 60 voltų akumuliatorių galingumo, kur jie turėdami 2 baterijas galite šienauti vos tam ne visą 20 arų sklypą nušienauti su 2 akumuliatoriais. Ir iš esmės, jeigu jūs neskubate, tai tos akumuliatorius kraudami vienas po kito, tai jūs galite neribotai naudotis tą techniką. O jeigu mes dar pasižiūrėsim, kad su tą pačią bateriją mes galim turėti ir ne tik vėjaką, mes turim pjūklą, trimerį, belenkiek dar papildomų produktų, lapų pūstuvų ir panašiai, kurie dirba nuo to pačio akumuliatorius. Nežinau, plovyklos dabar naujas atsirado. Inovacija tokia, vienas iš pirmųjų Greenworksas paleido akumuliatorinį karutį, kur tau nereikia naudoti fizinės jėgos, tu padedi kažkokias malkas žemės, jisai už tave važiuoja ir tu tik tai iš tikrųjų tas darbas laukia, jisai tampa pusiau malonumas, o ne kažkokia kančia. Aišku, gamintojas siūlo ir robotus vėjapjovės,
Viskas tam, kad kiekvienas iš mūsų daugiau laiko skirtų savo ir savo artimiesiems. O jeigu darbus už jūs gali atlikti robotai, kodėl šiame technologijų amžiuje reikia gaišti savo laiką? Kitas mūsų laidos reportažas apie inžinerinius sprendimus, kaip juos teisingai pasirinkti, kad rūpesčių neturėtumėte šiandien ir ateityje. Jeigu nusipirkta prekė nedžiugina, netinka ar nepateisina lūkesčių, ją labai dažnai galima grąžinti pardavėjui. Aišku, yra išimčių, bet ne apie juvelyrikos gaminius ar apatinį trikotažą kalbėsime. Mūsų reportažo tema kur kas žemiškesnė – paslėpta po žeme. Bet jie irgi privalo atlikti savo funkciją. Kalbame apie biologinio valymo įrenginius, kuriuos mes išsirenkame savo namams ten, kur centralizuoti nuotekų tinklai nepasiekia. Tokius įrenginius irgi tikrina įvairios institucijos, pavyzdžiui, vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ką mes surandame tokių patikrinimų metu? Trūkumas dokumentų, neteisingi dokumentai, naudojimo instrukcijų nepatidavimas, nepateikimas, garantijos nesuteikimas ir kažkas tai panašiai. Pasakysim, tai vėlgi, matote, kas blogiausia yra toksai reglamentas valymo įrenginių. Tenais aiškiai nurodyta, jeigu neklystu 28 straipsnyje, atsako už tų įrenginių tvarkingumą, veikimą ir panašiai naudotojas, tas savininkas, kaip automobilyje. Ir reiškia, žmogus turi irgi labai atsakingai tokį daiktą nusipirkęs, jį prižiūrėti, vėlgi tam instrukcija reikalinga, vėlgi pastoviai valyti jį, vis tiek kartą metuose bent jau išvalyti, praplauti tenais yra tokia būtina priemonė. Ir būtent šitos informacijos nepateikimas tai gan dažnas toksai pažeidimas. Tačiau dokumentacijos stygius tik viena medalio pusė. Kur kas svarbesnis yra rezultatas, ką galima rasti išvalytose nuotekose ir ko ten tikrai neturėtų būti. Nepaprastai gerai reglamentuoti tie valymo įrenginiai. Vis tik tai yra europiniai teisės aktai, yra ir Lietuvos teisės aktai. Tai jeigu pradėsiu vardinti, pradedant reglamentais, standartais, tai labai daug. Ir tenais gana aiškus reikalavimai. Tikslūs skaičiai, nemažiau ir viskas. Turi būti tas išvalyta. Ir sakau, kai perki visą laiką, pareikalauti dokumentų, pareikalauti instrukcijos, pažiūrėti eksploatacinių savybių deklaraciją, pažiūrėti, ką jis valo bent jau, nes tikrai turėtų būti fosforas ir azotas bent jau, kad kvapų nebūtų. Bet tai privalomi dalykai. Anksčiau ar vėliau vis vien tai bus padaryta, kad viską tai turėsim priduoti tos įrenginius ir reikės dokumentų. Pašnekovas siūlo sprendimą prieš įsigijant valymo įrenginius pasidomėti gamintojais, jų patirtimi, jų produkcija ir klientų atsiliepimais. Lietuvos gamintojai tikrai žinomi savo kokybiškais gaminiais, tad ar verta taupyti abejonių sąskaitą. Sistemą įdiegti tikrai yra galimybės, be abejonės tai reikia įsivertinti kiekvienu atveju, kokia yra pas tą klientą užsakovą situacija, kiek yra pas jį erdvės, nes realiai pats kaip produktas jisai iš tiesų užima labai nedaug vietos, ne? Bet vėlgi reikia, kaip minėjau, įsivertinti įdiegimo galimybės. Ne? Tai, bet vėlgi dažnu atveju mes tikrai įdiegėme naujas šiuolaikiškas sistemas nuotekų valymo. Tie patys darbai, jie irgi atliekami pakankamai greitai, efektyviai. Tai yra dažnu atveju per vieną darbo dieną yra įranga sumontuojama. Tai reiškia, kad žmogui nesukeliame, montuodami, įdiegdami įrangą, nesukeliame nepatogumų, kad jis ten negali parą ar keletą parų naudotis buitinę techniką ar tualetais ar virtuvę. Įranga tiesiog yra patogu susimontuoti ir tai ateities yra investicija, nes realybėje, sakykime, vertinant išvalymo tuos pačius įrangos parametrus, tai yra vieni iš aukštesnių, tai kas yra rinkoje, vieni iš aukščiausių iš tiesų. O vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad susidūrę su problema turite kreiptis į pardavėją. O jei problemos išspręsti nepavyksta, jums turėtų pagelbėti valstybės institucijos ginančios vartotojų teisės. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, neperjungite kanalo, mes netrukus vėl susitinkame. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir dabar keliaujame pas vieną iš mūsų laidos herojų, kuris papasakos, kokius šildymo ir kitus inžinerinius sprendimus pasirinko, kad gyvenimas būtų komfortiškesnis. Kai kalbame apie namus, nieko stebėtino, kad viena populiariausių pokalbių temų – namų šildymas. Kaip ir ką pasirinkti, kad namuose būtų šilta ir jauku? Geras patarimas – pasiklausyti tų, kurie jau ne vienerius metus džiaugiasi pasirinktų šildymo sprendimu ir atvirai pasakojo savo istoriją. Žmogus atvažiavo, labai aš džiaugiausi dėl to, kad nebuvo to tokio bereikalingo daug šnekėjimo, buvo labai konkretus pasiūlymai, kaip, koks geriausias variantas, koks geriausias būtų katilas, nes jų yra ten keletą galima būtų rinktis. Ir tiesiog mes viską tai apsikalbėję, kada pasirašėm visą tą sutartį, liko vienas tik tai klausimas, kada tas įvyks visas montavimas. Nustebino tai, kad jie gal pradėjo darbą apie 9 ryto, o jau apie 7 ar 8 vakaro aš atsimenu. Viskas pajungta, pastatyta, sureguliuota, paleista, išbandyta ir per vieną tą, sakykime, didesnę gal darbo dieną, per kokias, nežinau, gal kiek čia išeina 10 valandų. Buvo nuo A iki Z viskas padaryta. Didelis patogumas, greitas ir sklandus įrenginių sumontavimas. Pačios šildymo sistemos, ko gero, didžiausias privalumas pastovi temperatūra ir ne bet kokia, o tokia, kokios norisi jums. Viskas vyksta paprastai ir užtikrintai vieno mygtuko paspaudimu. Vartotojų nustačius pageidaujamą vidaus temperatūrą, katilas automatiškai sureguliuoja reikiamą pagaminti šilumos kiekį pagal gaunamus lauko temperatūros duomenis. Ir jokių temperatūros šuolių, ko esame daugelis patyrę, kurdami kieto kuro katilus. Tas patogumas, kad pirmas dalykas tavo nereikia fiziškai, kai kūrendavau, sakykime, dėl alternatyvinių kūrų, tai kaip turėjau dar granulės, reikėdavo ten nusisakyti ir transportą, nusipirkti, susivežti, susinešioti, vėl susinešti ir kūrenti, prisižiūrėti, kad nepasibaigtų, čia tokių dalykų nėra. Ir dar kas yra patogu, bent nereikia tau susimokėti iš karto už visą sezoną, tu susimoki tik tai už tą dalį balionų, kurią tu kūreni. Na ir žinoma, aš visą laiką sakau, kad vienas iš pagrindinio tokio dar patogumo dalyko, kad tu tą pačią šilumą ir tą pačią temperatūrą gali labai gražiai ir lengvai valdyti. Tiesiog pultelio pagalba, pusę laipsnio, sakykime, padalos skirtumų, ar 19,5, ar 19, ar 20. O ką daryti tiems, kieno namai senesnės statybos ir namuose vis dar, sakykime atvirai, vergaujama kieto kuro katilui, bet atrodo, kad jis dar visai geras ir išmesti nesinori, maža ką gal dar prireiks kokią malką pakūrenti. Pas klientus būna senesnės statybos, namai renovuoti ir dažnai jau būna įvestas šildymas kietų kuro ir nenori žmonės tiesiog išardyti, išmontuoti kietų kuro katilo, tad ieško sprendimo, kaip galima būtų kombinuotai šildyti. Tai būtent Sauridos dujų šildymo sistema puikiai dera su jau esamu kieto kuro katilu, jos susijungia, tai klientas gali naudoti abi šildymo sistemas pagal savo tos dienos poreikį. Dažnai būna kuro likutis kieto kuro, tai malkų ar briketų. Ir žmonės nori sunaudoti tiesiog. Ir kai nori ir šiek tiek pakombinuoti, pataupyti ir gyventi patogiau. Sprendimas labai geras, aš esu juo labai patenkintas ir kas bus, kaip bus, kokios bus alternatyvinės toliau šildymo sistemos, nežinau, kol kas tai pagrindinė dabar yra būtent Sauridos kompanijos šildymo šita sistema, o praėjo jau 2 metai, 3 sezonas prasidėjęs kūrenimo, tai per tiek laiko jokių bėdų nebuvo, jokių nusiskundimų neturiu. Profilaktika, kuri reikalinga gal kiekvienais metais, pasidariau po 2 metų, bet lyg tai nepavėlavau, viskas yra gerai. Tai aš manyčiau, kad tikrai labai geras pasirinkimas ir visiems kitiems tikrai rekomenduočiau. Nevarkit, o mėgaukitės gyvenimu. Ta laiką, ką nešiojat maišus, geriau su vaikais, anūkais, nueikit pameškeriot, gal savo gyvenimo žuvį įsitrauksit ir gyvenimas bus gražus. O laidos pabaigoje, kadangi esame gidas, kaip ir priklauso kelionė. Šį kartą keliaujame į Jonavą, į miestą, kuris garsėja sporto infrastruktūros plėtra ir, pavyzdžiui, daugeliu kitų Lietuvos regionų. Man smagu tas, kad žmonės netgi tapatinasi su ta kokybė, su ta, ką mes turim Jonavoje ir didžiuojasi ir netgi
kitų miestų gyventojams gali pasigirti, na ir turit jūs baseiną, sako, o mes turim ir dar kokį turim. Tai net kartais pagalvoju, kaip mes pradėjom statyti, kas yra geras baseinas, tai aš tikiuosi, kad kai kiti miestai statys, sakys, nu mes norim tokio kaip Jonavoje. Taip, šie metai olimpiniai ir iki žaidynių Paryžiuje, tikėkime ir iki sportininkų iš Lietuvos iškovotų medalių, lieka mažiau nei 3 mėnesiai. Plaukikų iš Jonavos kol kas ten neišvysime, bet ateityje ką gali žinoti. Tačiau naujas Jonavoje pradėjęs veikti baseinas skirtas ne tik čempionams. Procesas nebuvo lengvas ir mes tokią didelę atsakomybę tą darėm ir pirmą reikėjo atsakyti savo į klausimą, kokio mes to baseino norim, kokio baseino nori mūsų gyventojai ir koks baseinas mūsų gyventojams patiks. Tai tas procesas buvo tikrai sunkus, bet manau pavyko puikiai ir jeigu papasakot nuosekliai, tai mes tokią surinkom aktyvių, ambicingų žmonių komandą ir aplankėm turbūt didžiąją dalį Lietuvos tiek valstybinių, tiek privačių baseinų ir spa centrų. Ir praėjom visose baseinuose tą kliento kelią. Pasižiūrėjom nuo iki, nuo kaip baseinas mus pasitinka ir kaip išlydi ir susirinkom visas blogasias ir gerasias patirtis ir jas perkeliam į techninę užduotį ir tas procesas, darbas su projektuotojais, tikrai naivu tikėtis, kad pasamdžius projektuotoją ir pasakysi, suprojektuok man gerą baseiną, nu taip nebus. Tai tas darbas buvo nuolatinis ir nuo kiekvienos detalės, nuo įėjimo durų, nuo persirengimo spintelių, dušų, kur įeisim, kaip bus išdėstytos pirtis, kur bus mūsų džekuzi, kur bus plaukimo baseinas, kur vaikų baseinas. Tai buvo toks nepertraukiamas procesas nuo pradžių iki pabaigos ir jis nesibaigė projektavimo stadijoje. Nupirkus statybos rangovą, tas palydėjimas turėjo būti irgi iki pat pabaigos. Tai tikrai nepalikom savieigai šito proceso ir lydėjom nuo idėjos atsiradimo iki baseino atidarimo. Buvo tokia kaip griežta priežiūra ir pagalba ir nuolatinis dalyvavimas procese. Šiai dienai sakyčiau, kad jau pilnai esame įgyvendinę savo visą viziją veiklų. Tai ir kūdikių baseinas yra įveiklintas, kuriame vyksta individualūs kūdikio plukdymai, grupiniai kūdikių plukdymai, vaikų mokymas plaukti, tie pirmieji žingsneliai iki 5 metų vaikučiai mokosi plaukti, nėščiųjų mankštos pečių juostai ir nugarai stiprinti. Kas dėl vaikų jau šnekant, tai turime baseine mokymą plaukti antrokam. Dalyvaujame programoje, tai mūsų 400 vaikučių visos savivaldybės dalyvauja šioje programoje ir mokosi plaukti. Į savaitę vieną kartą per fizinio lavinimo pamokas atvyksta į baseiną ir mūsų treneriai juos moko plaukti. Mėgstantys pirtį gal ne visada būna plaukimo maratono entuziastai. Tačiau Jonavos baseinas gali būti pavyzdžių, kai ne ore pakabinta idėja statykime baseiną. O labai konkreti ir apgalvota bei visapusiškai vertinta vizija davė rezultatą, kuriuo didžiuojasi tikrai visi jonaviškiai. Beje, baseino lankytojų geografija yra kur kas platesnė nei tik Jonava ir šio miesto apylinkės. Racionalūs sprendimai ir naujausios technologijos leido pasiekti ir labai racionalius eksploatacijos kaštus. Vadinasi, paslauga baseino klientams irgi nėra brangi. Mums kaip miestui svarbu, kad ne tik baseinas, bet ir miestui šiluma būtų gaminama naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai smagu, kad mūsų įmonė Jonavos šilumos tinklai didžiąją šilumos dalį gamina naudojant biokūrą, kurio Lietuvoje, kaip sakyti, nereikia jo importuoti iš nedraugiškų valstybių, turime jo Lietuvoje pakankamai. Jonava jau eilę metų yra viena iš pirmaujančių savivaldybių pagal aplinkosauginį reitingą, tai tikrai daug dėmesio skiriam tai aplinkosaugai, ekologijai ir žaliajam kursui. Tai ne tik baseine, bet ir kitose objektuose planuojama daug elektros energijos naudoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tai yra saulės ir vėjo jėgainių. Tai Jonava taip pat yra viena iš lyderių pagal daugiabučių namų renovacijas, autobusų parkas važiuoja elektriniais autobusais, tai tikrai planų ir veiksmų darome daug, kad Jonava ir toliau lyderiautų pagal aplinkosauginį reitingą ir būtų žalias, patogus ir gražus miestas gyventi ir dirbti. O mes galime papildyti, kad šiame mieste tikrai užaugs ir nauji čempionai, nes sporto infrastruktūrai skiriama ypač daug dėmesio. Apie tai ateityje ir mūsų laida dar papasakos.
Dėkojame uždėmesį laidai Statybų gidas. Jeigu norite kažką pažiūrėti dar sykį, tv3play.lt platformoje galite rasti visas mūsų laidas, o mūsų laidos YouTube paskyroje ir visus reportažus mes susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį, tokiu pat metu. Likite sveiki. Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.